Sveiki, tamstos, turim šiandien didelę siuntą iš Kinijos. Deja, išsiuntė kinietis su DHL. Daiktas didelis, kaina nemaža, todėl teko keliauti pro muitinę. Nieko nepadarysi, kaip sakant. Tai va, teko muituką susimokėti. Bet jau pakankamai seniai mokėjau, todėl sakyčiau normalu. Taip, turim tokią nemažą dėžę ir pakankamai sunkią. Opa. Tiesa, norėjau pasakyti, kad jeigu išeina, prašykit, kad siūstų su paprastu paštu, nes pašto mokestis yra apie 8-9 eurai, o DPD išmuitinimo mokestis 20-22 eurai. Tai papulsit šiek tiek brangiau, kaip sakant. Su paprastu paštu yra pigiau. Taip, čia yra vakuumatorius. Food saver angliškai, čia kaip maisto išsaugotojas, šviežio ir taip toliau. Pakankamai nemažas toks, bet tiesą sakant, aš turėjau tokį ale pramoninį, tokį didelį labai, kurį pardaviau, nes labai daug vietos užima, jis gal 50 kg sveria, tai nei pajudinsi, nei ką. Tai nutariau užsisakyti kinietišką mažesnį. Va, ir pasižiūrėti, labai prarasiu aš čia daug kokybės su juo. Bet už tai va galima paimti spintą, įdėti ir viskas kažkur tai lentyną, kai reikia išsitraukti, nes vis tiek daiktas ne kasdieną naudojamas. Tai laikyti nėra reikalo labai stipriai. Taigi komplektacijai pas mus va toksai va indukas yra. Čia yra indukas, kuris apsaugo nuo patekimo skysčių į vidų. Tai yra, jeigu jūs vakuumuojat kažkokį skystą daiktą ir įtrauks vandens ar ten kažko, jisai pirmą nubėgs į šitą indą, o po to tik tai jau oras pateks į patį aparatą. Taip, čia turbūt laikiklis bus tam indukui. Taip, turim instrukciją, kažkoks metaliukas, kol kas neaišku kam. Du tokie jungtis, dvi, neaišku kam. Taip, šlangutė. Įdėta maišelių šiek tiek. Šito aparato privalumas yra tame, kad galima vakuumuoti su paprastais maišais, o ne su specialiais. Nes va tokie maži vakuumatoriai dažniausiai naudoja tokius specialius maišus, kurie yra su tokia tekstūra viduj. O va šito aparato turėtų būti viskas veikti ir be tekstūros, o tai lemia, kad yra žymiai pigesni maišai. Taip, verdi iš langutės. Sertifikatas kažkoks tai. Garantinis, ale. Taip, instrukcija angliškai, labai super, tikėjausi, kad čia visiškai kinietis bus, bet pasirodo ne. Taip. O štai tokios greita instrukcija, kaip viską daryti kinietiškai. Maišelių pas mus kokių 10 turbūt, ne, gal 5 bus. Gerai, anyway, pabandymai bus gerai. Taip, svorio tai tikrai yra kokie 3 kg, tai kaip minimum, gal 4 bus netgi. 220 voltų svarbiausia, yra europinė rozetė, čia tai labai smagu, dažnai būna iš Kinijos ne europinė. Nu ką, aiškinamės, kaip čia reikia viską daryti, po truputį, ir žiūrėsim tada. Taip, pasiaiškinau šiek tiek čia veikimo principą šitą, instrukciją pasiskaičiau. Iš esmės viskas turėtų būti labai paprasta. Bet dar nebandžiau, taigi bandysim kartu. Seną sūrį praimta, reikia mums jį išsaugot, kaip sakant. Tai va, dabar iš principo atsidarom, čia jau tokie yra paspaudimai. Spaudėt, atsidaro. Ištraukėt galiuką ir įstatot jį štai čia. Kaip ir viskas taip paprastai. Trauksime vidų. Taip, uždarot. Pum. Čia nusistato kokia kaitra, kiek sekundžių lydis maišelį.
čia jeigu tarkim labai storą maišelį naudosit, tai kad galima padidinti temperatūrą, kad tikrai užsilydytų galiukas. Taip, nu ką, bandom? Nu va, laikom šitą ir turėtų dabar lydyti. Maišelį, viskas. Leidžiam. Taip, pum. Viskas veikia. Kas yra? Sakyčiau, labai neblogai užspaudė. Čia dar truputį šiltas šitas. Nu ką, viskas. Atgal neįeina oras, viskas užvakuumuota. Tai va, principas labai paprastas, pro šitą skylutę jisai ištraukia visą orą ir po to čia užlydo maišelį, kad daugiau nebeįeitų naujas oras. Nu, sakyčiau, labai gerai užsilydė. Kam tokio daikto reikia? Nu, iš esmės, va tai va užvakuumuotas, bet koks produktas žymiai ilgiau laikosi, žymiai ilgiau. Šaldymui mėsos irgi labai patartina vakuumuoti visą maistą prieš šaldant, nes tada nepritraukia drėgmės, taip toliau, galite pasiskaityti apie visą šitą dalyką. Kam aš naudoju marinavimui mėsos. Iš tikrųjų labai gerai įsimarinuoja, labai greitai, visą orą ištraukiam, greičiau į mėsą visas marinatas įeina ir tas irgi yra žiauriai super. Netgi vežiotis visokiem mėsai ir dar kažkokiam produktam yra žymiai patogiau va taip užvakuumavus, tai 100 metų niekam neatsitiks, ta prasme, kad neišbėgs, ten neprabėgs maišelis ir taip toliau. Žymiai paprasčiau yra įsimeti, bet kur ir viskas. Tai va, naudingas daiktas iš tikrųjų ir veikia man pakankamai fainai, ypač tai, kad galima naudoti paprastus maišelius, o nereikia tų superinių naudoti, ko aš šiek tiek prisibijojau, kad veiks. Taigi, toksai daikčiukas pas mus šiandien. Tikiuosi, kad patiko video. Dėkui, kad žiūrėjot ir iki greito.